Na? Noras patenkinti tą domėjimąsi senaisiais teatrais, kino teatrais atsirado ne šiaip iš niekur, o dėl to, kad Laisvajame universitete prasidėjo kelionės, kurių metu mes nagrinėjom ne kino teatrus, o apskritai visas senienas, kas liko iš senųjų laikų. Ir nustebom visi ir pašiurpom, kad mes apie tas senienas beveik nieko nežinome ir beveik nieko apie tas senienas nėra parašyta jokiuose knygose. Tai yra ir Lietuvos istorikai, kurie gauna didelius finansavimus, jie nagrinėja valdovų, kunigaikščių, politinės rietenas, įvairius ten klanus jų, o ant žemės nenusileidžia ir tos urbanistinės arba miesto istorijos tas tyrimai jiems lieka nuošalyje, todėl tenka užsiimti tais tyrimais mums patiems ir tas dalykas buvo daromas, kai paaiškėjo, kad mes iš tikrųjų nelabai ką žinom, tada teko eiti į tuos archyvus, į bibliotekas ir patiems nagrinėtis, kasgi čia buvo, kas ten stovėjo, kam priklausė, kaip viskas klostėsi. Na ir tada tos senienos, tie reliktai prabilo savo tom įdomiom arba mažiau įdomiom istorijom. Na ir vienas iš tų reliktų buvo tas kino teatras, išlikęs iš 44 metų ir gana toli miesto pakraštyje, Vaduvos gatvėje, Paneriuose. Tai yra perstatytas, paverstas dabar prekybos centru kino teatras, statytas nacių okupacijos laikais. Tai tokių reliktų galima rasti daugybę ir daugiau su kino teatrais susijusių dėja nėra. Kad ir kaip stengtumės rasti iš caro laikų, iš tarpukario laikų, visi kino teatrai yra pakeisti net pažįstamai ir dėja tik tai 44 metų statybos tas namukas, tai gražus labai, nuostabus, bet jisai yra vienintelis iš tų pasakojantis mums dabar yra senąją Vilniaus kino teatro istoriją. Viskas. Ačiū.